1972 metai. Džinsai yra turto ir maišto simbolis. Televizija rodo 2 kanalus. Verslas yra draudžiamas, o mokykloje ilgus plaukus vaikinams gali nukirpti per prievartą. Jau daugiau nei 30 metų Lietuvą valdo komunistai, kurie nori pasaulinės samdomų darbuotojų revoliucijos, todėl kovoja prieš tautinės valstybės. Hipiuojantis vaikinas Romas tais 1972-aisiais rašo eilėraščius apie Lietuvą, nes nori savo tėvynės laisvės. Vieną gegužės dieną jis nuneša savo merginai gėlių. Ji mato Romą paskutinį kartą. Ne, jis nesusprogdino karinės komunistų bazės, neužpuolė KGB skyriaus ginkluotas automatu. Jis nepašventė savo gyvenimo politiniai veiklai pranešti pasauliui, kad Lietuva nori būti laisva. 19-metis Romas viduryje Kauno apsipylė benzinu ir susidegino. Tikriausiai paėmęs pavyzdį iš panašiai pasielgusio čeko. Jo užrašų knygelėje buvo rastas įrašas: dėl mano mirties kaltinkite tik santvarką. Po Romos savižudybės į Kauno gatves išėjo šimtai hipiuojančių ilgaplaukių ir skandavo Lietuvą. Juos vaikė ir mušė dvigubai didesnė minia milicininkų. Komunistinė spauda stengėsi kaip įmanoma labiau nuslėpti, kokiais tikslais vyko eitynės, o eitynių dalyvius vadino chuliganais. Komunistai ne tik mušė ir kankino patriotiškai nusiteikusius žmonės, tačiau vėliau jiems ir trukdydavo stoti į universitetus ar įsidarbinti. Taigi Romo Kalantos savižudybė įskėlė audringus įvykius. Tiek sovietiniai psichiatrai, tiek vakarų psichiatrai savižudybę sieja su depresija ir kitais psichiniais sutrikimais. Tačiau 1989 metais Romas Kalanta pripažintas buvęs psichiškai sveiku. Dar vėliau apdovanotas Laisvos ir nepriklausomos Lietuvos Respublikos ordinu. Laisvės alėjoje Kaune jam pastatyta memorialinė lenta. Jis dažnai laikomas lietuvių tautos didvyriu. Ar savižudybė yra tinkamas metodas siekiui atkreipti dėmesį į problemas? Ar 1972 metais Kauno Laisvės alėjoje susideginęs Romas Kalanta pasielgė patriotiškai ar beprotiškai?